Klausykis atidžiai. Trumpai papasakosime apie svarbiausias metų šventes. Naujieji metai. Šventė švenčiama sausio 1 dieną. Šią dieną prasideda nauji kalendoriniai metai. Žmonės neina miegoti, nesulaukia kitų metų. Senovėje visi būdavo įsitikinę, kad pramiegojus naujų metų atėjimą visus metus nesiseks, būsi tingus. Taip pat buvo tikima, kad išsipildo visi prieš naujosius metus pasakyti linkėjimai. Todėl nuo seno ši diena lietuviams yra linkėjimų ir sveikinimų diena. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Valstybinė šventė skirta 1918 vasario 16 dieną pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. 20 Lietuvos politikų pasirašė šį svarbų dokumentą, kuris skelbia, kad Lietuva yra laisva, jokiai kitai valstybei nepriklausanti šalis. Ši istorinė šventė Lietuvoje minima kasmet ir kartais vadinama tiesiog vasario 16. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena yra švenčiama kovo 11 dieną. 1990 metais, kovo 11 dieną, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą, kuriame rašoma, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 metų vasario 16 dienos pasirašytų Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo galioti. Lietuva vėl atgavo savo tikrąjį pavadinimą – Lietuvos Respublika. Joninės – sena lietuvių kalendorinė šventė, dar vadinama rasomis. Ji švenčiama trumpiausią metų naktį ir ilgiausią metų dieną, birželio 24. Per šią šventę sveikinamos rasos, jonai ir janinos. Jiems pinami vainikai. Naktį kūrenami didžiuliai laužai, kurie turi degti iki patekant saulei. Lietuviai mano, kad ši naktis stebuklinga. Per jonines visi norėtų rasti paparčio žiedą, kuris žydi tik šią trumpiausią naktį, nes tuomet jie galėtų girdėti kitų žmonių mintis, žinoti jų paslaptis, pamatyti paslėptus lobius. Liepos 6 švenčiame Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Dar kitaip ši šventė vadinama valstybės diena. Šią dieną prieš daugelį metų buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Tai valstybinė šventė, primenanti didingą Lietuvos praeitį, jos ilgaamžės valstybingumo tradicijas. Žolinė švenčiama rugpjūčio 15 dieną ir turi labai senas tradicijas. Kiekvienais metais Lietuvos bažnyčiose rengiami iškilmingi žolinės atlaidai. Bažnyčiose šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės. Senovėje šią dieną buvo dėkojama žemei už derlių. Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo diena, minima lapkričio 2. Vėlines lietuviai šventė nuo seno. Senovėje ši šventė buvo vadinama ilgėmis. Šią dieną gyvieji aplanko mirusiųjų kapus. Degindami žvakes, gyvieji prisimena mirusiuosius, juos pagerbia. Vėlinės yra lapkričio 1 dieną minimos visų šventųjų dienos tęsinys. Kūčios švenčiamos Kalėdų išvakarėse, gruodžio 24, trumpiausią metų dieną ir ilgiausią metų naktį. Anksčiau šią dieną namus puošdavo eglių, pušų šakomis, dabar dažnai puošiama eglė. Ant stalo dėdavo šieno, jį apdengdavo baltą staltiesę. Kūčių stalui gamindavo 12 patiekalų be mėsos. Švęsti susirinkdavo visa šeima. Dažnai kviesdavo ir skurdžiau gyvenančius kaimynus. Vakarieniauti pradėdavo patekėjus vakariniai žvaigždei. Tikėta, kad kūčių naktis stebuklinga, todėl žmonės mėgo burtis. Dar ir dabar daug šeimų laikosi šių senovės papročių ir tradicijų. Kalėdos – didžiausia metų kalendorinė šventė, švenčiama gruodžio 25 ir 26 dienomis. Kalėdos – Saulės sugrįžimo diena, švenčiama Kristaus gimimo diena. Mūsų protėviai per Kalėdas keldavosi labai anksti, nudengdavo kūčių stalą. Nuo stalo nuimtą šieną išdalydavo gyvuliams. Namus aplankydavo Kalėdų senis arba Kalėda, kuris visus sveikindavo, linkėdavo gero derliaus.
Visi kartu giedodavo giesmes, šokdavo, vaišindavosi. Vakarais žmonės nedirbdavo jokių darbų. Šventinis laikotarpis tęsiasi ne tik iki sausio 6 dienos, 3 karalių šventės. Ir šiais laikais tai yra viena laukiamiausių žmonių švenčių, kai puošiami namai, kai visa šeima būna kartu. Per Kalėdas sveikinami draugai ir artimieji, o vaikus aplanko Kalėdų senelis ir atneša jiems dovanų. Vėliava – tai tautos ir valstybės skiriamasis simbolis. Lietuvos Respublikos vėliava sudaro 3 spalvų juostos. Viršutinė geltona, vidurinė žalia, apatinė raudona. Geltona spalva reiškia saulę, šviesą ir gerovę. Žalia simbolizuoja gamtos grožį, laisvę ir viltį. Raudona – žemę, drąsą, už tėvynę pralietą kraują. Dar ji vadinama trispalvė. Vėliava plevėsuoja mums brangiose vietose. Sausio 1 dieną minima Lietuvos vėliavos diena. Lietuvos himnas, dar vadinamas tautiška giesme. Jos muzikos ir žodžių autorius Vincas Kudirka. Jis buvo gydytojas, poetas, kovotojas dėl Lietuvos valstybės ir lietuviškos spaudos. Tautiška giesmė buvo giedama slaptuose lietuviškose vakarėliuose, vėliau tapo oficialiu Lietuvos himnu. Grojant himnui yra priimta atsistoti. Himną nedainuojame, bet giedame. Tautiška giesmė skamba per iškilmes ir linksmomis, ir liūdnomis progomis. Lietuvos Respublikos herbas yra vytis. Tai vienas seniausių herbų Europoje. Raudoname fone pavaizduotas sidabrinis šarvuotas raitelis su kalaviju pasiruošęs apginti savo valstybę. Raiteliui prie kairiojo peties yra mėlynas skydas su 2 kryžiumi. Puiku!